Na tai ką, atėjo laikas padaryti naują video formatą ir šiandien startuojam su tai, ką aš siuvinėsiu po darbo valandų. Tai esu atrinkusi 9 dizainus, kuriuos norėčiau siuvinėti, 7, kuriuos nenorėčiau ir pasakysiu video eigoje, kodėl aš jų nenoriu siuvinėti ir žiūrėsim, kaip man seksis. Tai kadangi visi rinkiniai yra siuvinėjami iš paprastų spausdintų schemų, tai aš greičiausiai darysiu taip, kad vieną dieną tiesiog imsiu vieną darbą ir jeigu tą dieną pasiuvinėjau, tai kitą dieną aš to paties darbo negaliu siuvinėti. Truputėlį reikės kovoti su savo vidinė motivacija, nes kuomet dizainas patinka, viskas labai greitai juda, bet tikiuosi, kad pavyks per visą tą laiką pajudinti visus bent po vieną kartą. Tai iš viso turiu 9 atsirinkus rinkinius, kuriuos siuvinėsiu ir 7, kurių dabar visiškai nepaliesiu, nes tiesiog manau, kad arba nelaikas, arba tiesiog nėra tam nuotaikos. Tai priešai save matote pirmosius rinkinius, kurie tikrai eis į procesus. Tai pirmas yra štai toks ir aš jį siuvinėjau, pradėjau siuvinėti ir ganėtinai nemažai išsiuvinėjau su mintimi, kadangi pati rašau tekstus, tai šitas rinkinys labai atspindėtų mano darbo specifiką. Bet taip jo ir nepabaigiau. Manau, kiekvieną rinkinį, kiek aš jo esu išsiuvinėjusi, matysit atskiruose gabaliukuose, o dabar aptarsiu tik tai, nuo ko apskritai pradėsiu. Taip pat turiu štai tokį riolio rinkinį, tai tarp visų procesų bus net 2 riolio rinkiniai. Tai šis man labai primena kaimą ir aš esu, man atrodo, čia truputėlį tik tai pasiuvinėjus. Tai tikrai labai nedaug lyginant su šituo pirmoju darbu. Tuomet antrasis riolio rinkinys yra štai toks skėtis. Man tiesiog dėl spalvų patiko ir aš nusprendžiau jį pasiimti. Tai galvoju, gal visai ir good bus. Toliau taip 3 parodžiau, tuomet 4. Yra štai toks, dar turi ir su kita mergaitė su uogienė, bet galvoju, kol šito neišsiuvinėsiu, tol nepradėsiu ir kito. Tai procesas yra pajudėjęs, bet tai yra vienas iš mano pradėtukų, kurio nelabai daug ir judinau paskutiniu metu. Taip, šiandienos mano favoritas ir šiandien greičiausiai bus pradėtukas vakarojimui, tai tokia Lanartės pelėda, labai ilgai pas mane jinai yra ir man atrodo siuvinėjusi ant 28 kaunto, jeigu neklystu, dabar ir aš nematau. Nu, žodžiu, po to pasigilinsiu, bet man apskritai paukščiai labai patinka, bet juokiasi iš manęs daug kas sako, paukščiai patinka, bet paukščių visiškai nei mano palėpės dizainuose yra, nei pati dabar siuvinėjau. Bet planuose yra dar keletą rinkinių nusipirkti iš mano labai seniai numylėtos ir svajoto 4 paveikslų koliažo. Tai labai tikiuosi, kad gal ir kažkaip pasijudins. Toliau keliaujam. Turiu štai tokį, dabar nepamenu net kieno čia yra rinkinys. Vervako rinkinys, tai tokia turėtų būti staltiesė. Aš truputėlį čia ją esu pradėjusi siuvinėti. Ne tas truputėlį, principė vieną juostą ir antrą, man atrodo, jau esu pradėjus. Tai čia toks labai patogus variantas, kuomet neturėsiu lankelio ar rėmelio, kur galėčiau siuvinėti 2 rankom. Tai šitą aš siuvinėju viena ranka ir jau iš karto lankelis paruoštas, tai principė netgi galėčiau siuvinėti lovai. Vieną esu išsiuvinėjus, bet čia yra ar 3, man atrodo, įdėti, tai va, tiesiog antrą pradėjau siuvinėti ir kantrybės nebetiko, bet šiaip ganėtinai paprastai siuvinėjasi. Tai manau, irgi kaip šis, taip ir šis tiesiog pamainom galės eiti. Tuomet keliaujam toliau, štai tokia moteris, tai čia iš viso man, čia yra ir to rinkinys ir iš viso man ten visiškai nedaug, man atrodo, čia kažkur kraštai yra likę išsiuvinėti. Šiaip labai maloniai siuvinėjęs, tai gal netgi vienas iš pirmųjų pabaigtukų galėtų būti. Ir visiškai taip pat naujas pradėtukas būtų štai šitas Olveno rinkinys, tai man jis toks visai fainas pasirodė. Taip, ko aš dabar nesiuvinėsiu, tai matot prieš save pagalbę, nelabai esu linkusi šiuo metu kažką išbandyti labai stipriai naują. Tai yra viskas siūlai, audinys, pagalbiai, kitai pusiai užtrauktukas, visi šitie dekoravimo elementai, kurie turi eiti čia. Bet žinau, kad aš dabar pas jokią siuvėją nepapulsiu ir tikrai neieškosiu, tai kol kas šitas rinkinys tegu ir lieka tik tai rinkiniu. Toliau,
Sekantis yra mano kita mergelikė, kaip ir sakiau, kol anos nepabaigsiu, tol kitos ir nesiuvinėsiu. Sekantis, štai, iš tikrųjų esu išsiuvinėjus 5 dizainus, taip pat dar 2 yra pradėti, bet nebaigti. Va, šitas baigtas, 2, 3, 4, 5. Tai va, šitie matau, kad nėra pabaigti ir dar vienas turi būti siuvinėjimas. Tai šičia labai vargas yra su blizgiu siūlu, nors labai yra gražu, bet tikrai motivacijos nekelia ir plus dabar yra vasara, tai nežinau, nekyla rankos prie žieminių dizainų. Truputėlį matosi yra Dimo namelis, raganų namelis, tai žodžiu, man čia apskritai lieka tik apvadai, jeigu neklystu stogo, jau tiesiog nėra motivacijos ir aš savęs nežudysiu šitoj vietoj. Taip pat yra ir štai toks MP studijos, kur principė man reikia tik tai šiek tiek apvadų padaryti, iškirpti ir susiūti, bet tikrai dabar to nedarysiu. Tuomet yra štai toks gražus rinkinys, tai šičia problema tokia, kad aš esu čia kažkur pradėjus kažką ne taip padarius, nei tą pusę kažkoj pusinius ir tiesiog tas mano darbas stovi ir aš jo tikrai nejudinsiu. Nu, žodžiu, rodau visus, kuriuos aš nesiuvinėsiu, nes jie yra tiesiog problematiniai. Ir paskutinis 4 metų laikai. Aš nežinau, iš tikrųjų jau kokie 4 metai, ne, 4 ne, bet gal kokie 3 metai yra viskas susukta į plevelę. Ir aš nežinau, kokia ten situacija nei su audiniu, nei su siūlais, nei kaip kas prie ko, tai žodžiu. Kol kas dar ne, kadangi vėl pradedu siuvinėti ne vien tik tai savo gaminamus rinkinius, tai truputėlį, manau, padarysiu saugesnį įėjimą į visą tai ir savęs nepušinsiu stipriai. Pakuojam. Tai ką mes turim? Mes turim pluoštą siūlo. Rimtai čia tokie trumpi siūlai. Na gerai, turiu čia kaip tik metrą. Grubiai 58 cm. Jau nepatinka. Nes aš savo rinkiniuose dedu metrinę, kad rečiau karpyti, nekarpyto, rečiau siūlą keisti reikėtų. Bet gal yra priežastis, gal labai nedaug tų kryželių vienos spalvos ir dėl to. Audinys, taip, audinys, žiūrim kas su audiniu. Normalus dydis, aišku, čia tie tokie atvėpę, reiks nusiimti. Tokie vat visokie galiukai. Nežinau, kokio jūsai čia dydžio gausius, gal man čia visai pravartu bus ir tiesiog ant lankelių, nes aš dabar neturiu rėmuko. O, dar vienas nuėjo. Ok. Gerai. Schemutė. Paklodyti. Nepatogi. Nespalvota. Bet kai pripranti prie savų, po to atsiranda išpindėjimas. O kodėl ne taip, kodėl taip? Nebus patogu. Bet bandysiu tada kažkaip, vėlgi, šičia yra siūlų legenda, o aš greičiausiai lankstysius ir po tokį gabaliuką, tai bus įdomiai. Gerai, ką dar norėjau pažiūrėti, kokio čia dydžio gausius. Gal aš tiesiog lankelį pasimčiau. Centimetrais 19 ant 26. Aš čia kur turėjau lankelį, tai jisai nežudytis buvo. Čia yra 16,5 ant 14,5, tai man didesnė reikia. Na, kadangi nurgės turi 4 dydžius, tai va didžiausias yra 28 ant 25. Bet aš galvoju, gerai, aš užsitempsiu. Man po to nebus, nu, šiaip žiauriai nepatogiai, manau, bus. Su prilaikymu nežinau kaip. Nu, bus proga išbandyti. Bet vis tiek šiandien jau noriu pradėti. Tai jeigu užsitempsiu,
Ir tada gal bet ar tas laikiklis man laikys, pabandysiu. Šitaip ir tada keliam čia gijom siuvinėti ir kas kiek. Nes manyčiau čia esminis klausimas. 2 gijom siuvinėjama. Aš nežinau, ar aš esu durna, ar kas čia yra. Žodžiu, skaičiau. O gal dabar jau kažką ir būsiu atradus. Man atrodo, ką tik radau. Tai žodžiu, knisaus, radau informaciją bendrą, tada radau, kaip įrėminti tą darbą, bet kaip su gijom aš neradau. Tada galvoju, gerai, aš tada pasiskaičiuosiu, kiek yra ten tų visokių dalykėlių, kiek yra kryželių ir tada pagal kryželius, pagal countą maždaug prasiskaičiuosiu, kaip čia turi būti, ar kas 1 giją, ar kas 2. Pasiėmu schemą, nėra kas 10 sužymėtų. Tai va, išpindėjimo lygis, tai problemytė yra tame, kad man skaičiuojant nuo krašto, nuo kurio aš pradėsiu siuvinėti, aš turėsiu dafiga į dapiškį skaičiuoti, kas irgi yra ne faina. Ir dabar, kai jungiau kamerą, žiūriu Stitch over 2 threads of fabric. Yra pačioje nurodyta, o ne prie bendros informacijos. Ir čia yra parodyta. Tada, tai nežinau, šiaip turėtų šitas video būti apie tai, kaip aš siuvinėju 7 ar 9 darbus po gabaliuką, bet kaip matot, pasiruošimas vien kiek trunka. Tai pasirodysiu jau, kai būsiu pasiruošus, nes čia video bus labai ilgas kitu atveju. Tai žodžiu, netikras alarmas, soriuks, viskas čia yra sužymėta ir panašiai tiesiog. Man irgi reikia priprasti prie to, kad dabar siuvinėju ne pagal savo tvarką, ne pagal savo schemas ir panašiai. Tai įdėta adata tokia arklinė, man atrodo, jinai yra 2/4. Nes kadangi siuvinėjama kas 2 gijas, tai kaip ir kryželis gaunas 14 kanto aidos tokio dydžio, tai kaip ir priklausytų 24 numerio adata, bet kadangi siuvinėjam ant EVA 28 ir šitos skylutės yra mažas ir siuvinėjam ne 3 gijom, kas įprasta. Tas įprasta pagal standartą, bet dažniausiai niekas taip nedaro. Tai kadangi siuvinėjom 2 gijom, tai aš pasiėmiau savo adatą 26 tam, kad nedaryti labai didelių skylių. O po to žiūrėsim. Kadangi trumpi siūlai, nemanau, kad čia labai jie drošis ir tiesiog nesinori daryti skylių. Tai sužymėjimai yra, bet ne kas 10, o kas 5 ir yra šviesiai pilkos spalvos, ko aš su savo akiniais nemačiau. Tai jeigu kažkas turit prastesnę regą negu mano, tai reikia atkreipti tai dėmesį. Tai pasidariau pirmą kryželį. Čia kamputį, aišku, aš dariau senovinių būdų, skaičiavau ir panašiai, bet po to pagalvoju, taigi yra nurodyti dydžiai, tai tiesiog nuo to centro atsimatuoji pusę tiek ir viskas, ir nebereikia skaičiuoti, tai po to jau iš šono taip ir dariau. Tai čia patarimas toms, kurios ateityje siuvinės ir jeigu kažką siuvinės ant smulkaus, kad nereikėtų maks skaičiuoti. Užsidėjau ant nurgės pačio didžiausio, tai visai gerai dabar laiko, tai nežinau, keliausiu į virtuvę greičiausiai ir žiūrėsiu, kaip man ten viskas dėliosis. Ar aš ten pasidėsiu tą savo prilaikyklį ir bandysiu, nors iš tikrųjų čia šviesos daugiau yra. Žiūrėsiu, gal čia atsistumsiu savo pufą, krėslą, darbą ir žiūrėsiu. Planšetės man nelabai patinka, jos va taip ir tiesiog įtraukiu visą tą ir gali ir kiti trauktis, bet kol kas mano visos planšetės yra užimtos ir aš jau nebenoriu čia rušiuotis, kažką darytis, aš jau noriu siuvinėti. Nes šitoj 2 valandos ir viskas reiks atmiegot, kadangi aš kaip višta ant lakto 9, 10 ir viskas einu miegot. Tai turėtų gautis va toks vaizdas, žiūrėsim, ar toks gausis. Labai įdomu, kiek man čia pavyks pasiuvinėti. Ir reikės spalvintis, nes čia juoda balta, tai aš nesusigaudysiu, bus ragai. Bandysiu aš jį susisukti, žiūrėsiu, kas čia gausis. Dar reikia prisiminti, kaip viskas sukas, nes jau seniai šito nenaudoju. Šiaip jisai fainas yra dalyks, bet šiek tiek susikuprinti reikia. Jau man žemai pasikuprinti kažkiek reikia, tai kitom irgi gali būti.
Nors čia reguliuojas viskas tai. Nu, nežinau. Aš manau, kad kiekviena turi rasti savo variantą, kas tinkam ir panašiai. Šiaip prie stalo yra dar toksai prisikabinamas, bet mano čia stalas yra per storas, tai neišeis šito varianto. Tai va, tai naudosim šitą, žiūrėsim, kas čia gausis. Arba savo krėslą atsistumti darbinę. Žiūrėsim, ar man čia ant jo gausis. Galvojau eiti į virtuvę, bet supratau, kad virtuvėje bus rageliukai, nes ten tamsu yra pas mumis. Jo, tai dabar žiūrim, kas čia gaunas. Irgi šito jau seniai nedariau nieko. Tai nebepamenu net, kaip viskas čia turi dėliotis. O, atsišovė. Bet galvoju, jeigu vienai pusė čia tvirtinsis, tai nežinau. Ar nebus taip, kad bus per didelis tas lankelis šitam reikalui? Nebent, nebūčiau aš. Vieną pusę galiu aš prisispausti, kitą laikyti ant stalo. O, verutė. Žodžiu, sugalvojau visai neblogą variantą, tik tai pati dabar kažkaip skersai sėčiu. Nu, bet žodžiu, tuoj parodysiu. Nu, žodžiu, nežinau, matysis, nesimatys, tai čia yra vat, tas pašikniukas. Aš per vieną koją pasidėjus, čia aš siuvinėju ir va čia yra atremta į stalą. Tai ir čia laiko iš vienos pusės ir va čia iš kitos. Tai bandysiu taip siuvinėti ir žiūrėsiu, kas čia man gausis. Nu va, rezultatas kol kas yra tiek, nežinau, kiek laiko siuvinėjau, ar valandą, ar pusantros, bet va, tiek esu prisispalvinus ir dabar darau pertrauką, einu pavakarieniauti ir po to vėl sėsiu. Nes rytoj, jeigu prisėsiu prie siuvinėjimo, tai bus jau kitas darbelis, o šitas visai man smagiai einas. Nu tai ką, pavakarota, aišku, spalvos netai persiteikia, lempa geltona, bet žodžiu. Tai pasiuvinėjau, nežinau, jaučiu kokias 3 valandas, jeigu nedaugiau. Vizualiai, bet šitas gabaliukas yra padarytas. Principe čia 4 sulankstimai. 4 sulankstimai taip ir tada, man atrodo, 3 į viršų, tai apie 12 sulankstimų, tai grubiai galima sakyti, pusę sulankstimų beveik padariau ir turiu tiek. Galvoju iš tikrųjų, kai imsiu kitus darbus, jeigu tą vakarą pabaigiu kažkokį darbą, aš tokiu atveju galėčiau pasirinkti, ką noriu toliau siuvinėti ir galėčiau šitą pasimti toliau siuvinėti. Nu, žiūrėsiu, kaip man apskritai seksis rotuoti. Na ką, antra diena. Einam pasikviesti ką gerą. Greičiausiai siuvinėsiu štai šitą kalėdinę eglutę. Kadangi siuvinėsiu lovai, tai noris kažką, ką galėčiau rankai laikyti ir nereikėtų rėmo. Taip, kad maždaug įsivaizduotume, tai vienas yra mano jau išsiuvinėtas. O čia yra mano antras. Čia yra rušiuoklė. Ir turiu dar tik tai va tiek. Tai šiaip yra ką pasiuvinėti, bet manau gal visai va čia ir tą eglutę šiandien užsipildyčiau. Dabar kol kas matau šitie balti nesiuvinėti, tai turėtų viskas greitai judėti. Esu savo pasižadėjus, kad nedarbo metu nesiuvinėsiu mano palėpės, bet aišku, netyčia savo nusižengiau, nes tikrai šitie medinukai belė kaip patogus yra siuvinėti lovai, tai aš per vakarą, grubiai per valandą su kapeikom prasiuvinėjau tiek, bet galvoju, šiandien šeštadienis tikrai neimsiu. Tai ką pagalvojau, kad reikia pasimti tokį rinkinį, kurį įprastą darbo dieną po darbo valandų tikrai nesinorėtų simti, dėl to, kad vien pasiruošimas kiek užtrunka. Tai nusprendžiau paimti šitą, irgi naujas pradėtukas, galvoju, aš jį pasiuvinėsiu, bet iš kitos pusės gal visai būtų, reikia imti šitą, nes aš rėmų daug neturiu, o kiti mano darbai yra reikalingi ant rėbo, tai tokia biški nesąmonė gaunas, o aš nuiminėti kiekvieną kartą irgi nenoriu. Manyčiau, šitas turėtų greitai išsisiuvinėti, nes čia yra ant 16 kaunto aidos berods. Tuoj pasižiūrėsiu. Jo, greičiausiai 16 kaunto, 24 spalvos, dydis 20 ant 20 cm, tai aš manau, kad neturėtų ilgai trukti ir aš jį gražiai prasiuvinėsiu. Tai va, pralupsiu, pažiūrėsim, kas viduj. Aišku, čia tas dizainas yra toks
gamtos vaizdas, bet spalvos nepasakyčiau, kad labai gražios. Tai turim marklinę schemą. Aišku, nepatogi, kad vienoje vietoje viskas sudėta, bet kadangi nuo šitos pusės, nuo šitos turiu pradėti siuvinėti. Tai žiūrėsiu, kaip čia gausis. Ir va, audinio gabaliukas, įsegta adata. Nežinau, adatą gal norėčiau keisti į mažesnę, nes šita tokia atrodo didelė gana. Nu, žinokit, neužmotivavo manęs visai anas siuvinys. Tai pasirodo, aš turiu viršų, man reikia tik tai kojų. Tai aš dabar nusisuku nuo savo saulėgrąžos kojas ir pridėsiu prie kito rėmo. Ir tada turėsiu rėmą, o šitą paliksiu tada ilsėtis. Kažkurio momentu, kada jau siuvinėsiu būtent darbo metu mano palėpės rinkinius, tai va tada ir su šituo grožiu ir padirbėsiu. O kol kas jis eina ilsėtis. Galvoju, čia gal kažkur jį įdėti. Kad mažiau jisai čia maišytus, aišku, ir mano dar siūlai čia. Nu ir va, viskas, turiu kojas, nešuosi ir trauksiuos riolio žąsis. Na tai va, maždaug taip atrodo, pasiėmiau, susimažinau maksimumą rėmą, nes kadangi čia man nėra vietos kaip įtempt, tai per čia tada stipriai įsitempia, nes yra siauras šitas siauri šonai ir tada geriau įsitempia. Ir viskas, ir dabar, manau, šitą dalį pasidarysiu, po to pasukiosiu ir tada aš čia kilsiu. Nes pagal visą vaizdą, atrodo štai taip. Ir dabar pagalvojau, kodėl aš greičiausiai nesusigundžiau su ano dizainu, dėl to, kad aš neturiu kokio dizaino pritaikyti rūšiuoklę, nes dabar turiu visai gražių rūšiuoklių. Tai galvoju, kad šitam užsidėsiu alyvas. Ir kadangi siūlai yra čia va tokiose planšetėse, tai susikarpysiu po metrą, kad būtų patogu, kad nereikėtų kiekvieną kartą vynioti. Nu va, planavau siuvinėti daug gėlių, bet gavus, kad viso antino čia vidų beveik susitvarkiau. Nu ir vis tiek neiškenčiau šitą vietą, galvoju, bent truputėlį gėlių pasiuvinėsiu. Tai sakyčiau, šeštadienį užskaitau. Štai taip man sekėsi siuvinėti pirmus 3 suplanuotus projektus, o kaip seksis toliau, pamatysit jau kitam video. Jeigu pažiūrėjote iki pat galo, nepamirškit paspausti like, pakomentuoti arba pasidalinti su draugėmis, kurios taip pat siuvinėja ir ieško panašaus turinio, kad būtų smagu siuvinėti ne vienoms. Iki.